Susitinkame jau paskutinę šių metų dieną, vakarą tiksliau, ir kviečiu šioje meditacijoje kiekvieną iš jūsų susijungti su savo širdimi ir susijungti su savo protu, tam, kad pajustumėt, kur šiais metais galbūt širdis ir protas kovojo. Tegul per meditaciją jums atsiskleidžia labai puikiai situacija, žmogus, jausmas, kažkokios mintis, kurioje vietoje tu šiais metais kovojai su savimi ir sukūrei vidinę kovą tarp širdies ir tarp proto. Protas tai, ką aš esu įpratusi, ką aš esu išmokyta, ką aš įsivaizduoju analizuodama, kad taip turėtų būti, o širdis tai yra tikrasis ir grynasis mano potencialas. Tai yra energija iš aukščiau, kuri atėjo į šią žemę spindėti, kuri atėjo į šią žemę gyventi džiaugsmingą, kupiną pilnatvės, palaimos gyvenimą. Ir dažnai mes sukuriame vidinę kovą tik dėl to, kad galbūt kažkur užmiegame, tik dėl to, kad užmirštame pažiūrėti į save, tik dėl to, kad mažiau sąmoningai stebime savo gyvenimą, kuris vyksta aplink mus ir mumyse. Taigi ši meditacija bus atpažinti ir paleisti kovą, kurią sukūriau galbūt netyčia, nesąmoningai savo viduje. Ir šioms kovoms mes dažniausiai iššvaistome labai daug laiko ir savo vidinės energijos. Tada tampame nuvargusios, kažkokios nebesavos, kažkokios nesuprantančios nei ko noriu, nei kur eiti, nei ką daryti. Tarsi tampame moteris, kuriuose atsiveria tarpas, erdvė, nes kova visada išskleidžia du polius. Du poliai turi atsirasti, nes įvyksta kova, ne? Ir tie du poliai mumyse padaro tarpą. Todėl ši meditacija tegul bus tam, kad jūs susijungtumėt į vieną gražią, harmoningą, vientisą savyje ašį. Tam, kad grįžtumėt į save ir paleistumėt kovą. Tam, kad protas ir širdis susidraugautų ir galiausiai pradėtų kurti nuostabų gražų karalienės gyvenimą. Taigi kviečiu tave užsimerkti ir kartu su manimi, neskubėdama, tikrai šioje akimirkoje būdama ir pasikliaudama visų procesų, pasistenk iškvėpti ir įkvėpti. Ir jeigu tave trikdys kažkokie garsai, kažkas tavo aplinkoje arba pas mane, prisimink, kad tu tai darai dėl savęs. Ir visiškai nesvarbu, kur esi, tu visada tai gali atlikti kokybiškai tiek, kiek išeina tą akimirką, toje aplinkoje, kurioje esi. Taigi iškvėp pro burną visiškai neskubėdama. Ir įkvėp pro nosį, taip pat pasistengdama neskubėti ir jausti savo įkvėpimą ir oro gūsį, kuris įeina pro tavo šnerves. Įeina į krūtinę, pripildo tavo krūtinę ir tavo kūną. Šiek tiek užlaikyk įkvėptą orą savyje ir pajusk jo tūrį savyje. Ir neskubėdama iškvėp pro burną, jausdama. Galbūt jausdama spaudimą, galbūt oro šilumą. Ir dar kartą įkvėp. Pasistenk pajusti savo kūną ir sulaikyk kvėpavimą. Ir neskubėdama iškvėp. Ir paskutinį kartą įkvėp. Sulaikyk kvėpavimą savyje ir pabūk savyje šią akimirką, netgi nesvarbu, kiek daug garsų turi aplinkui, kur esi ir ką darai. Ir neskubėdama iškvėp pro burną. Čia ir dabar įsivaizduok ir pajusk, kaip virš tavo galvos pakimba nuostabaus grožio žaižaruojantis burbulas. Virš galvos, viršugalvyje tas burbulas, jisai pradeda plėstis
Ir tu supranti ir jauti, kad tai yra dieviška energija. Tai yra saugumas, tai yra meilė, tai yra ramybė, tai yra sveikata, viskas, apie ką svajoji, bet labiausiai tai yra tėviška, dieviška energija, kurios mes dažnai labai ilgimės. Ir ši tėviška, dieviška energija pasistenk savo minčių pagalba tarsi įsivaizduoti ir vizualizuoti, kaip besiplėsdama apima tavo viršugalvį. Šis nuostabus, pilnas energijos burbulas, pilnas šilumos, meilės, jaukumo ir saugumo, jis plečiasi ir apima tavo viršugalvį, apima tavo viršutinę galvos dalį, plečiasi ir apima tavo akis, vis daugiau tavo galvos, tavo nosį ir skruostus, tavo lūpas, smakrą. Galiausiai pajus, kaip į šį burbulą jau yra įlindusi visa tavo galva. Ir tai yra saugumas, tai yra jaukumas, tai yra ramybė, viskas, apie ką svajoji. Tai yra dieviška energija. Ir ši dieviška energija plečiasi, apima tavo kaklą. Galiausiai burbulas vis didėja ir plečiasi, jis apima tavo pečius. Pečiai panyra į šią energiją. Galiausiai nyra tavo viršutinė kūno dalis. Pasistenk pamatyti ir netgi pajusti savo kūno pojūčiais, ką reiškia, kai viršutinė kūno dalis nyra į burbulą, į dievišką energiją, į saugumą, į tai, ko mes dažniausiai trokštame, besąlyginės meilės, saugumo, priėmimo, užuojautos, atramos taško. Ir visa tai yra šioje energijoje ir tavo kūnas neria į šį burbulą, o šis burbulas apglėbia tave, jis apsupa tave ir tavo krūtinė jau yra pripildyta šios energijos. Pajus, kaip tavo rankos iki alkūnių, nuo alkūnių iki plaštakų panyra į šį burbulą. Kaip šio burbulo energija teka žemyn tavo kūnu, jis plečiasi ir apima vis daugiau tavo kūno iki liemens, tavo širdis, plaučiai, skrandis, tavo kepenys, kasa, galiausiai inkstai, visas žarnynas, moteriškumo centras, pilvo apačia, viskas nyra į šią energiją ir ta energija pripildo tave. Ji pripildo tavo kūną saugumo, šilumos, ramybės, meilės, besąlyginės meilės. Pasistenk įsivaizduoti, kaip tavo kūnas iki pat apatinės pilvo dalies yra paniręs į burbulą, kuriame yra saugu, gera ir ramu. Ir tas burbulas plečiasi. Ir tavo sėdmenys jau yra apimti tos gražios energijos. Energija leidžiasi žemyn per tavo klubus, per šlaunis, per blauzdas ir galiausiai per pėdas. Ir leisk visiškai savo pajusti, ką reiškia, kai tu esi apimta besąlyginės meilės, dieviško saugumo, jautrumo, šilumos, tavęs priėmimo energijos. Tu tiesiog esi tame, iš kur atėjai. Tai yra aukštesnysis potencialas. Pasistenk, būdama šioje akimirkoje, tai pajausti, ką reiškia visiškai atsiduoti saugumui, besąlyginiai meiliai šiai akimirkai, kai tavimi yra pasirūpinta, nors galbūt tavo protas ten priešinasi. Ir dabar šią akimirką, kai tavo kūnas užpildytas saugumo, besąlyginės meilės, ramybės, sveikatos, pilnatvės energija, paklausk savęs, kam protas dar priešinasi, kur protas ir širdis nesutaria, kur kyla vidinė kova manyje, kur dažniausiai aš dar noriu kovoti. Ir galbūt pas tave kyla pasipriešinimas, kaip aš galiu būti saugi, jeigu aš neturiu savo namų, kaip aš galiu pasitikėti, jeigu man nesigauna gyvenime taip, kaip aš svajoju, kaip aš noriu, kaip aš norėčiau.
Kodėl aplinkybės yra ne tokios, kaip aš svajoju ir kodėl jos yra skausmingos. Galbūt pas tave kyla pyktis, galbūt ta kova pasireiškia pas tave šią akimirką ne mintimis, ne kažkokiomis situacijomis arba vaizdiniais, o tu iškart jauti savyje kylant tam tikrą emociją. Galbūt pyktį, apatiją, liūdesį, nusivylimą, vienatvę, pavydą, skausmą kažkokį. Šią akimirką leisk savo pasąmonei ir protui iškelti viską, kas tavyje atima daugiausiai energijos. Kokia vidinė kova. Ir galbūt pas tave kaip tik iškels kažkokį prisiminimą, kai tu susipykai su savo antrąja puse, kai tave atstūmė, kai tau nesigavo taip, kaip norėjai, kad gautųsi. Viskas yra gerai. Leisk savo pamatyti, kas iš tavęs pareikalauja daug energijos, kokia situacija, kokie žmonės, kokios mintis, galbūt kokie pačios tavo veiksmai arba kokie jausmai, prie kurių tu prisiriši, į kuriuos tu įklimpsti. Kai gausi atsakymą, vaizdinį, jausmą, leisk sau palengva kvėpuoti, įkvėpti ir iškvėpti. Ir tau nieko nereikia daryti, tiesiog leisk sau tai priimti. Tau nereikia to atsisakyti, tau nereikia to spręsti, tau nereikia nieko keisti, tiesiog priimk tą faktą, kad tu dabar supranti, kaip viduje susikuria pas tave kova, per kokias mintis, per kokius veiksmus. Įkvėp ir iškvėp. Dar kartelį įkvėp neskubėdama. Sulaikyk kvėpavimą ir mintyse aptark žodžius: aš priimu, aš matau, aš suprantu. Ir iškvėp. Dar kartelį įkvėp, neskubėdama, ir matyk tuos jausmus, tas situacijas, viską, kas tavyje kyla. Sulaikiusi kvėpavimą pakartok: aš matau, aš priimu. Ir neskubėdama iškvėp. Ir paskutinį kartą leisk sau dar kartą įkvėpti. Ir pamatyti, kaip tu kuri viduje savyje kovą, dėl kurios netenki daug energijos, dėl kurios negali kurti gyvenimo, apie kurį svajoji. Sulaikiusi kvėpavimą tark: aš priimu, aš matau, aš suprantu. Ir iškvėp. Dar kelias akimirkas leisk sau pabūti tame supratime. Ir kai tu niekur nebėgi nuo to jausmo, nuo tų minčių, kai tu leidi sau tiesiog pabūti su tuo, ką gavai, priimti, pajust, kas vyksta tavyje, kaip tai lengvai gali išeiti iš tavo gyvenimo vien dėl to, kad tu skyrei tam dėmesio ir tu supratai. Ir tai gali nebeįtakoti tavęs, tavo aplinkybių, tavo gražaus gyvenimo tik todėl, kad tu skyrei tam laiko. Ir dabar, pabuvusi su tuo, lengvai padėkok mintyse viskam, kas iki tavęs atėjo, tam supratimui.
Uždėk savo rankas ties širdimi kairėje pusėje ir padėkok šioms patirtims, šiems suvokimams, kad galėjai suprasti, kas tavyje kuria kovą, kodėl tavyje neišsiskleidžia besąlyginės meilės energija ir kam ir kaip priešinasi tavo protas. Padėkok mintyse visam tam ir savo. Ir padėkojusi paklausk savęs, kokiu lengviausiu būdu ir geriausiamis aplinkybėmis aš savyje galiu išskleisti meilę, besąlyginę meilę ir taiką. Taiką širdyje ir mano prote. Savo mintyse arba garsiai gali tarti žodžius. Aš renkuosi taiką savo viduje. Aš renkuosi taiką savo išorėje. Aš renkuosi pilnatvę ir harmoniją. Klausyti savo širdies ir gebėti suvaldyti savo protą taip, kad jie kartu kurtų harmoniją, pilnatvę ir ramybę manyje. Tiek mano protas, tiek mano širdis. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir kai būsi pasirengusi, nusišypsok savo ir pasauliui. Ir grįžk į šią akimirką kupina ramybės, saugumo, kažkokio vidinio, gilesnio ir stipresnio suvokimo, kad dabar tu nusprendei rinktis taiką ir harmoniją savyje ir aplink save.